Mes esam čia. Mes čia. Jos irgi čia. Mes esam čia. Aš irgi čia. Mes esam čia. Didžiausiai BMW parodoje Europoje. Bimmerfest. Tai ne renginys, tai reiškinys. Didžiausia vienos dienos BMW fiesta visoje Europoje. Daugiau nei 3000 automobilių, 700 M serijos legendų, tūkstančiai dalyvių ir žiūrovų iš viso žemyno. Visi suplūdė į vieną vietą, į unikalią pusės mylios ilgio ovalo formos Raceway Venray trasą Olandijoje. Nuo kuklaus starto prieš 13 metų su vos virš 1000 BMW iki šiandienos, kur kiekvienas kampas, garsas ir kvapas alsuoja BMW kultūra. Čia viskas, nuo klasikos kaip E30 ar E46 iki modernių ikonų kaip F80 M3 ar G82 M4, driftai, stancai, visa BMW kultūra vienoje vietoje. Čia rikiuojasi top 10 geriausių, vyksta gyvi šou, o didžiausi tuningo prekių ženklai atveža tai, ką turi geriausia. Ir šiemet, po metų svajonių, kalbų ir pasiruošimo, mes čia pagaliau dalyvaujame. Ir nuo šiol mes šios legendos dalis. Sveiki atvykę į mūsų stendą Bimmerfeste. Didžiausia Bimmerių visų BMW paroda, festas visoje Europoje. Kitokias mašinas čia nepamatysit, apart busai, bet jie nesiskaito. Tai va, atsivežėm M4 su Cobra važiuoklė Hasais, atsivežėm antruką su Cobra spiruoklėm, daliname stendą su Cobra važiuoklė, coiloverį. How you doing? How's things? You met my dad, yeah? Nice to see you again here. Hi. How's things? Good. Buvo užsukę draugai pasisveikinti, tai atsiprašom už pertraukėlę. Cobra stendas, mūsų mašinos, Bimmerfestas. Lietus nustojo, gera nuotaika, saulė šviečia ir eisim pažiūrėti, kas tam Bimmerfeste, ane? Ką nori pridurti, kolega? Keliavom labai ilgai. Vėlgi, 18 valandų keltė, beveik 20 valandų keltė. Miegojom kajutėje, 4vietėje. Į komandą pasikvietė mūsų komandos lyderį, mūsų tėvuką, Aš irgi čia. kuris labai gerai susitvarko su savo darbu. Ir galiausiai, kaip ir mano brolis minėjo, atsivežėm 2 mašinos, kurios, kaip atrodo, sutraukia dėmesį. Prie blūperių galima pridėti čia. Kaip sakoma, prieš vėją nepasišakosi. Force majoras. Na, o dabar galime pereiti prie mūsų draugų stendo. Taigi ir kaltininkai, kodėl mes čia atsiradome Bimmerfeste. Cobra Suspension standas. Šie žmonės gamina labai geras žeminančias spiruoklės, height adjustable spiruoklės. Jie turi BMW F, G, E serijos, Mersam, daug kitų brandų ir tikrai rekomenduoju, nes tai yra geras kainos ir kokybės santykis ir jūsų mašina iš karto geriau atrodys. Stansas bus liuksusinis. O turi ne tik spiruoklės, turi ir coiloverius. Yra coiloveriai paprastesni, skirti daugmaž gatvėje, tie vadinami fast road, bet taip pat Cobra gamina ir motorsportui, pavadinkim lenktynėm skirtus coiloverius. Tai vienas iš jų, va, tuoj parodysiu, daro su nitronais, pilnas camber adjustmentas, tai reguliuojamas išvirtimas, aukštis, kietumas, taip kad
Jo, gali padaryti viską. Šitas, man atrodo, F87 M2 labai populiari track car. Nürburgė daugmaž visi su tokiais laksto. O kaip tavo patirtis su Cobra Suspension? Mano patirtis labai gera, pas mane ne coiloverį, bet Hasi, bet iš esmės kiekvieną dieną važinėjant ir turint tokį grožį, kaip mašina stovi ir tą galimybę turėti mašiną šiek tiek kietesnį ir geriau stovinčią ant kelio yra tiesiog labai gerai. Džiaugiuosi. Tai vėliau dar grįšim prie Cobra Suspension stendo, pasikalbėsim su Robinu, kuris yra atsakingas už Cobra Suspension ir paklausim porą klausimėlių. O dabar laikas apsižvalgyti parodoje. O, žiūrėk, šitas tai tikrai nenuvers. Sukinėjas. Tas, žinai, kur matytas, tai būna tas. Bimmerfeste vyksta visokių pramogų. Pavyzdžiui, šičia yra slalomo trasa, kurioje gali užsiregistruoti, kiek žinau, bet kas, pravažiuoti su šitų kompaktu, jeigu geriausią laiką užstatai, laimi kažkokius prizus. Smagu, faina. Ir laimėt gali. Maisto pasirinkimas yra stulbinantis. Turime nematau ką, bet einam pasižiūrėsim. 1 heer in de 35 en 2 in de 37. Čia tiesiog pardavinėja alų. Burgeriai, iš arčiau, jeigu galima. Žmonės gamindami maistą, jie šypsosi. Tai reiškia, maistas yra labai skanus. O čia ką valgo? Čia įdomu, ką valgo. Einam, pasižiūrėsim, ką valgo. Mane sudomino. Nežinau, biški vaibas indiško turginio maisto, bet gal būnant Olandijoje tas standartas truputį geresnis. Taip kad patarčiau, jeigu esat Bimmerfeste, pasimkit burgeriuką, padarytą su gera nuotaika, alučio pasimkit būtinai, nes labai burgerį gerai nuskalauti, nuplauti su alučiu. Ir viskas. Ir tiesiog, kaip anglai mėgsta sakyti, enjoy the show. Detailingas. Žiūrėk, dabar gali priartinti, kas čia yra. Koks čia brandas? Vietoj šito įdėk Evocar. Evocar. Jūsų detailingo fėja. Biški egzotikos, ne? Biški egzotikos, bet yra ir klasika. Tai egzotika? Pasitvarkyk su šnereliu. O čia yra 8 bembukas. Va čia yra egzotika, čia yra klasika, latviški numeriai. Broliukai Latvijai. Čia yra Racebox. Racebox yra rumunų kompanija, kuri pardavinėja egzotinės mašinas. BMW, BMW ir Mercedes, ir Porsche'us, Lamborghinis, žodžiu, visas egzotinės mašinas. Ir mes esam tų karboninių dalių tiekėjai. Šita mašina yra G87 M2, jinai yra su Adro karboniniam dalim, tai nėra mūsų dalis. Povilui Adro nelabai, dėl Skonio reikalas. Čia. Dėl skonio nesiginčiama, man visai patinka, bet kas yra išskirtinio apie šitą mašiną, tai yra šitas repas. Yra toks monochromas, kuris prasideda nuo tamsios spalvos ir eina šviesin. Kedvai ir man patinka Adro, aš neturiu nieko prieš. Povilai. Vožtuvai atsidaro? Vožtuvai užsidaro. Stensas. Gal biški per daug. Kaip ir gražu, bet va. Ten 2 pirštai buvo. O čia vos vienas telpa. Nežinau. Dar kai 2 pirštai stenso gan užtenka. Vienas jau. Telpa pirštas? Ar tu? Tu patikrink. Ar tavo pirštai telpa? Oh yes baby. Telpa, pusantro. O ten? Žinai, mažesni pirštai ir 2 telpa. Maxton Design.
Ponai Akrapovičiai. Akrapovičiai, beje, kiek pastebėjau, yra pagrindiniai Bimmerfesto rėmėjai, nes jų didžiausia reklama. O Akrapovičių, manau, nereikia pristatyti. Čia mūsų draugai, Max Carbon iš Vokietijos. Karboninės dalis, tikrai labai gražiai atrodanti mašina. Labai gražiai atrodo. Yra visokio tipo karbonų. Yra standartinis 3x3 Vivo karbonas, kuris yra uždėtas ant slenkščių, bet yra Forge stiliaus karbonas. Nežinau, kaip lietuviškai išverti Forge, bet tai yra toks kaip stambesnio rašto karbonas, kuris kai kuriem patinka, kai kuriem ne. Deja, mes nesam šito karboninio rašto fanai, todėl tokio dalyko neturim pasiūlyti savo internetinėje svetainėje, bet jeigu yra noro, mes galim tai suorganizuoti. Man tas skirtingas maišymas karbono raštų šiek tiek yra per daug ant vienos mašinos, taip kad geriau gal pasirinkti kelią arba eini su stambesniu raštu, arba tiesiog su standartiniu originaliu karbono 3x3 raštu. Atėjom prie VPX Track Wheel stendo, tai yra ratlankiai skirti trasai, kuriuos greitų metų pardavinėsime. Taip, tai bus naujas produktas mūsų katalogė. Ratai bus skirti visiems BMW FE series, G series visų dydžių. Taigi, ko šie ratai ypatingi? Šita mašina yra VPX ratų testinė mašina. Šitie ratai pravažiavo 120 ratų Nürburgringe ir buvo uždėti vėl ant stendo ir niekiek neįsikraipė, temperatūros niekaip nepakenkė, liko visiškai tiesus ratai. Taip, kad kas ieškot opcijos motorsportui arba ieškot track ratų, tai čia būtų pats idealiausias pasirinkimas. Dabar VPX range galite rasti visus ratus, kurie tinka BMW visom F serijom. Yra G serijos, 20 ir 21 dydžio ratus vis dar developina, bet tikrai bus. Bet visa E ir F seriją tikrai galit rasti ir greitų metų rasit vaugoautomotive.com. Tai be motorsporto ratų į savo katalogą pridėsim Thomas on Wheels. Labai senai gaminanti kompanija ratus, turi labai fainų dizainų, jie daugiau skirti gatvėj, bet juos taip pat galėsit rasti mūsų internetiniai svetainiai labai greitų metų. Tai Bimmerfeste yra visokių BMW. Yra nuo M-kių, bet galima užmatyti ir paprasčiausia F20. Būna ir stokinių mašinų. Kas labai patinka, kad mašinos yra sustatytos pagal modelį, pagal metus daugmaž, labiau pagal modelį, bet viskas yra tvarkinga. Jeigu M4, G82, tai ir turėsi eilę 20 mašinų M4. Jeigu E92 M3, turėsi eilę E92. Bet šiaip, kas man patinka, tai nėra laiko limito. Naujos mašinos, naujos, išpucuotos, gražios. Ten matėme 30 M3, kuriom jau 25-30 metų. Lygiai taip pat išlaikytos kaip realiai nauja mašina. Ir čia visiškai jokių standartų nėra. Kokį BMW turi, su tokiu atvažiuoji. G82, G8, 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 ten BPM8, G8. Pačiam Bimmerfestui trasos išdėstymas visas ovalas. Mašinos gali būti sustatytos iš abiejų šonų. Nuokalnė, įkalnė duoda tam tikrą vaizdą visam ekskliuzyviniam BMW brandui. Yeah. G80 or Porsche 911? 911. GT3 RS? GT2. Oh, GT2M. Yes. GT2 RS. GT2 RS. Yeah, well, that's the baby boy, right? I mean, 958 horsepower. that's the baby boy. That's That's the one. So that's all you get. it's probably what, 1, 2, 3, 4 G80s? Yeah. 4, 5 G80s? Yeah. Yes. One day. Tai va, gali sėdėti ir vidury. Kimaras. Galiausiai vienas dalykas, ko nepaminėjom. Išlindo saulė. Pagaliau galima kaip žmonėm praseiti. Ir atsirado žmonių, kokie minė dabar jau susirinko. Kai kurie jau išvažinėja, nors dar tik tais kiek. Nu jau be 15:03. Paroda iki 5 valandos. Faktiškai, jeigu labai norėtų, tikrai jie surinktų visam savaitgaliui tą parodą ir galėtų apsisukti tikrai. Jeigu dabar kokie 10 000 žmonių, gal 15 000 apsilankę, tai tikrai gali ir 20-30 padaryti per savaitgalį. Laisvai, ypač jeigu geras oras, gaila iš pradžių netenkino mūsų saulutė
jos nebuvo, biškilijo, bet dabar tai fantastika iš tikrųjų. Bet šiaip F serija tai dominuoja F87, F82, F8, tai čia realiai dabar pats įnamiausias ir, įperkamiausias modelis iš tikrųjų. Blemba, gera spalva, man šitą patinka Frozen Red. Tokia... Su juodu, su baltu salonu, tai baisiai gerai atrodo. Koks vyšnių skonio alus kaip vadinas? Kriekas. Žinai, ką primena? Man primena krieko spalvą. Toks grinai kriekas. Tipo, vieną išgersi skanu, bet jau antras jau taip per saldu. G82 M4, G80 irgi dominuoja. G8, O jo. su šitokiais numeriais galima važiuoti apsisukus? O čia Vokietijoje biškai kitaip viskas? Galima, manau. Šiaip šitas spalva tai yra kažkas tokio. Realiai M-kės, kaip tarkim Ferrari asocijuojasi su ta raudona spalva, man G82 M4 asocijuojasi su šita spalva. Kas pastebėjau, patinka labai F82 CS, labai daug naudoja tų spliteriukų. Tas dizainas labai toksai geras ir man atrodo, jisai mėgstamas dėl šito vidurio. Aišku, jisai apdaužytas, bet manau, kad pro gulinčius policininkus praeitų šitas labiau pasirenkamas variantas, negu, tarkim, su pilnas išsikišęs spliteris. Iš esmės spliteriai yra tokia prekė, kaip ir filtrai, stabdžių kaladės, juos reikia keisti. Bet žmonės to nesupranta. Čia Supreme Motorsport 3 teamas, jie Nyderlandų motorsporto komanda ir su BMW tik tai važiuoja. Bet vis tiek A92 M3 imčiau į trasą. Jaučiu geriausia trasinė žiedinė mašina yra A92 M3, V8. Jo. Easy. Bet čia irgi švaru yra. Va šičia yra švarus dizainas. EKM6. Gloss Black apdailas. Super. Kas yra Tovma Carbon? Tovma, Maikės pardavinėja. Galim susipažinti. Sveiki! Kolonkės, žiūrėk, kokias kolonkės pardavinėja. Geras. Kad nenori šnekėti su mumis. Įdomu, kaip ištart jų brandą. Tauma Carbon. Trauma. Trauma Carbon. Ne, jeigu būtų draugiškesni, tai pasiklaustume. AKM6 su V10 M5 varikliu. AST Motono važiuoklė. Kur jie visi važiuoja? Nevažiuokit dar. Oi! ECS, A60 M5. Bet čia kosmosas visiškas. 900 arkliukų. Čia neįdomu, apeinam. Čia neįdomu. F. Bet vat ir plikas visai, Ateini žmogus, nusiperki M4, F82 arba laikai, pastatai pliką ir tu Bimer Feste. Pavyzdžiui, ten grotelės bent pasikeitė. Šičia nepasikeitė, chrominės, paliko viską standard, stock ir viskas gerai. X3M, irgi, nieko realiai nepadaryta. Bet iš kitos pusės irgi sudėliota taip, kad stokinės mašinos stovi viena prie kitos. Daugiau modifikuotos stovi viena prie kitos. Suskirstyta. Ta olandiška tvarka, kurios taip reikia šiam pasauliui. Taigi, kaip ir kiekvienoje parodoje mašinų, yra renkami geriausi automobiliai, geriausiai modifikuoti automobiliai. Tai ir Bimer Feste yra top 10 geriausiai modifikuotų automobilių apdovanojami tam tikrais prizais. Sponsored by Z Performance Wheels. Taigi, porą mašinų išvažiavo, bet yra dar variantų. Matyt, nieko nelaimėjo, tai gal ir išvažiavo. BMW E36M3. Ai, čia su SP5 varikliu. Tai čia yra F87 M2 Competition, F8, F82, SP5 variklis. Prašau. M3. Einam prie M2. Ne M2, F20. Ai, čia F20? Taip. 118? Taip, tai čia... bet SP5 variklis įdėtas. Donoras buvo 118. Sudėtas M2 priekis, F87 Competition, sparnai irgi padaryti platesni. Taip, nepamatysi kiekvieną dieną tokio pirmuko pusiau M2. Bet čia jau reikia daug kantrybės su tokiu. Aš nepritariu šitam dalykui. Dar atkreip dėmesį į vieną dalyką. Gernobas, pavarų svirtis, M-Car, F82, F87. F87 su Manharto
full body kitu. Maxtoną priekiniu spliteriu, kapotas neatsidaro, neparodysiu. Sudėti lankai, full carbon. Jaučiu gerai lekia. M-Performance spoileriukas, kaip ir parašyta, one of one, viens iš vieno. O va čia tai yra aparatas. Seni, bet kiek vietos, kiek prieiti. Pavyzdžiui, tau reikia kažką tvarkyti, ne? Atsisukti. Iš šičia. Vieta padaryta, fantastika. Old school. Old school means new school. O, carbon fiber. Carbon fiber. Šiaip labai gerai padarytas. Jeigu iš tikrųjų, kiek dabar matėm, man čia yra favoritas. Bagged. Aišku, stensas yra biški gal per daug, bet vis tiek man favoritas. O čia turim kai ką serialo Peaky Blinders gerbėjams. Vidinė kapoto dalis, repinta Peaky Blinders repo. Šičia, custom. Labai gerai atrodo. Šiaip gerai atrodo, grynas show car. Čia galėjo būti per daug visko, bet taip skoningai padarė. Ir su tema. Kad labai viskas gražiai susilieja. Realiai jau va tokį variantą, su Alpinos ratais beje, galime skaityti kaip meno dirbinį. Visi jau išvažinėja. Esmė tame, kad vakaro evento viso kulminacija yra, kai visi išvažinėja iš Bimmerfesto kelio, šitos trasos išvažiavimo, visi burnautina ir juos filmuoja. Ir surenka belekiek peržiūrų. Ir dabar visi važiuoja pasifilmuoti, pasirodyti interneto platybėse. Bet va, jau žmonės 3 valanda jau sako, sekmadienį viskas. Darbo laikas baigėsi, atsistojam į eilę ir tiesiog gazuojam ir laukiam išvažiavimo. Aišku, oras jau dabar vėl nelepina. Realiai, nuo 10 valandos, nuo 9 valandos, nuo kada čia atsiradom, oras keitėsi gal kokius 4 kartus. Tai lyjo, saulė šviečia, lyjo, debesuota. Bet mes tam buvom nusiteikę, bet yra kaip yra, oro nepakeisi, bet vis tiek, ta prasme. Taip, kalbėjom su žmonėm, kadangi mes pirmą kartą nežinom kaip anksčiau, bet žmonių susirinko šiek tiek mažiau negu praeitais metais, bet nebuvo labai didelis skirtumas, gal čia kokia 10% skirtumas. Vis tiek chebra privažiavo ne tik iš Olandų, belgai, Olandai, vokiečiai, lenkai, lietuvių susitikom čia netgi. Tai yra internacionalinis renginys ir, galim spręsti, kad BMW yra kultas. Tikrai taip, BMW yra kultas. Kultas, taip. Panaši mašina, matyta. Jo. Graži spalva. O va šita mašina yra žinoma Need for Speed gerbėjams. BMW EKM6 Livery labai primena iš Need for Speed Underground 2. Tiksliau, atsiprašau, ne Underground 2, o Most Wanted. Pasitaisom. Realiai buvo pilna, o jau po biškį išvažinėja. Pasiklydom tarp BMW. Ką? Pasiklydom tarp BMW. Visiškai. Kur mano mašina? Kur? Net su šuniukais į Bimmerfestą atvaro. Laukia iš abiejų pusių chebra išvažiuoti. Gerai, kad mums dar laikas nevažiuoti, nes taip tai į trafiką įstriktume ir sėdėtume. Matai, gal kiti į uostą skuba. Aš galvojau, kad čia mano praščiausia mašina bus. M235 niekur neskuba, lapuką gavo. Bet šiaip tai, aš tikiuosi šitas žmogus, kuris turi šitą M235 nematys, bet ratai labai šlykštus. Nepyk. Bet va, kabrikas, G82, bet man tas soft-topas, taip į akis kažkaip lenda, aš negaliu, Realiai nuvertėja mašina vien dėl va šito dalyko. Ir dar tiek stiliaus taškų praranda, tiek ir jaučiu kainą jo nuvertėja. Tai. Bet kai ant tokios mašinos uždedat kažką tokio, tikrai nesim. Bet tai čia, taip, čia yra fake, čia yra skemas, čia yra fake. Čia yra dipintas spoileris, tiesiog karbonų dipintas spoileris. Ir dar blogai uždėtas spoileris, ne pagal kantą. Neuždėtas, o čia ne nuo tos mašinos gal. Čia nuo G82 M4. Tai va, visko gyvenime būna. Pirkite kokybiškas dalis. Čia kaip grandinė, vienas pagazuoja, tada kitas sugedęs telefonas. Ir kai nutrūksta, paskui vėl iš naujo jie kartoja. Dabar tavo eilė. Ne. Iš naujo. O čia Kedvas favoritas važiuoja.
Šitas, ar ne? Su juodom užtamsintam lempom. Jeigu taip gerai atrodo, pagirk jį ir pasakyk, kad gerai atrodo mašina. Šaunuolis. Nuo 5. Tai jie matyt ant išvažiavimo ir čia stovi, kad jau visi išvažiuotų, sustatytų, sustotų ir vienas po kito, jo. Ir matyt, kiek dabar, jeigu 3 valandas kokio, ant 4 jau išleis visus. Bet va, dabar pasižiūrėkim į visą trasą, paimkim šitą vaizdą, visą tą energiją. Į vieną trasą suleidžiam tiek BMW M. Ir ne vien M. Abdül abi, seni çağırıyor. Mikrofondan. Šitą nufilmuok. Have a good trip back. Oh, cheers, man. Keep in touch, yeah? Tai kaip ir minėjom, pakalbinsim Robiną, kuris yra Cobra Suspension atstovas ir užduosim porą klausimų. So, first of all, thank you for having us. Yeah, no problem at all. Really nice that you would like to visit our stand. Yes. Always welcome. So really happy that you are here. So I have a few questions and maybe our audience has a couple of questions. So basically, can you tell us a bit about your Cobra Suspension journey and what sets your products apart from the rest of the suspension market? Yeah, well, Cobra Suspension is a Dutch brand. It's manufactured in the Netherlands as well. And we try to focus on comfort. Comfort for us is really important. We prefer to make cars more drivable than they are normally, but also we would like to lower them. So, for example, normally we supply lowering springs that are lower around 30 millimeters. That's also a bit like the Swedish spot. And then we still maintain a lot of comfort for daily usage. But we also offer an extreme kit, for example, for F-Series that lower 45 millimeters, for example. So we try to focus on comfort with our lowering springs, with our head kits, but also with our coilovers. Mostly they are focused on comfort, daily usage. And I think that's the special key performance of Cobra. Another question, which might be odd, but which BMW models are currently your most popular picks? Here in the Netherlands, the G20 330e, that's over there, is really important for the Dutch market. But in the further of Europe, we see that the F30 is really popular, the E60 as well. For the E60 we offer an option that lowers the car by 60 millimeters. That's something that sets us apart from the competitors like ABAC, H&R. So we offer an option that's even lower than them. But also E90 is really popular, F20, F70 a bit, but most of them G20, F30, F20, E90 and E60. Those are the most popular models for the BMWs. Thank you very much for your time. Thank you for having us. Thank you for as well. And see you next year in Beamerfest. Exactly. See you next year at Beamerfest. Same place, same time. Na kągi, Beamerfestas 2025 baigėsi. Ačiū, kad dalyvavote su mumis šitoje gražioje Raceway Venray arenoje, trasoje. Ir nepamirškit subscribint, palaikinkit mus. O mes toliau pumpuosim kontentą ir grįšim prie Mersiuko dirbti. Važiuojam namučių.